Taigi, labą dieną dar kartą visiems. Labai stipriai dėkuoju už jūsų kantrybę ir ačiū, kad atėjote šiandien išklausyti uždarbio galimybę su kompanija Livion. Pasidalinsiu ekranu ir šiandien prezentaciją vesiu aš, Birutė Kurmienė. Taigi, Livion uždarbio ir verslo prezentacija. Tai pirmiausia, noriu prisistatyti aš pati, kas aš čia tokia esu. Tai esu Birutė Kurmienė, esu 2 vaikučių mama, kaip ir matot nuotraukoj. Esu namų šeimininkė, esu žmona ir esu moteris, paprasčiausia moteris, kuri gyvena giliam kaime, kaip aš pavadinčiau. Su Livion kompanija darbuojuosi jau nuo 21 metų. Vasario 11 diena tai nėra tikra data, nuo kurios aš pradėjau dirbti. Ir tikrai nesu iš tų, kuri iš karto sustartavo tai daryti. Aš prisijungusi. Kaip aš sakau, aš apskritai esu iš tų žmonių, kur ne kompanija pas mane atėjo, aš jau į kompaniją. Tai aš užmačiau vieną moterį, kuri labai puikiai reklamavo mūsų keratino rinkinį ir aš norėjau tapti kliente ir tiesiog iš jos užsisakyti tą produktą pabandyti. Tai mano pradžia buvo tokia, kad aš iš tos moters gavau pasiūlymą užsiregistruoti ir dirbti. Tai mano pradžia buvo tokia, kad aš užsiregistravusi buvo vasario 11 dieną. Aš išsigandau visko, nes ten buvo labai daug informacijos man, tai aš tą dieną nebenorėjau nei produktų kažkokių pirktis, nei dirbti. Mane ten pridėjo prie visų chatų, prie grupių, tai aš tiesiog buvau iš tų, kurie išsigandau ir per valandą laiko išėjau iš visų chatų. Ir mano sekantis kartas buvo, kai po mėnesio laiko aš su ta pačia moterim tiesiog vėl susirašinėjom ir aš tiesiog mes apie vaikus bendrauti ir taip išsirutuliavo mūsų kalba, kad mes sugrįžom prie tos temos apie Livion. Tai būtent jinai, aš puikiai pamenu jos žodžius, kad jinai sako, tu pabandyk, tu neįsipareigoji, tu neturi jokios rizikos, tu nieko neprarasi. Tai būtent tie 2 žodžiai tuo metu mane užkabliavo pabandyti. Tai būtent aš savo galvoj daviau savo mėnesį laiko. Jeigu man per mėnesį laiko nieko nepavyks, aš išeisiu ir tiesiog paliksiu taip, kaip yra, nes būtent registracija buvo mano nemokama, viskas nemokamai, man tik reikėjo, atrodo, pasibandyti, išmėginti ir pradėti dirbti. Tai būtent nuo kovo mėnesio kažkur aš pradėjau darbuotis, aš užsisakiau pirmosius produktus savo pasibandyti. Kaip diena, atsimenu, mano pirmieji buvo argano rinkinys, kolos trauka, valį papildai, vieni kvepalai ir pirštinėlė. Tai būtent nuo tų pirmų dienų, kai aš gavau produktus jau į namus, man žiauriai patiko organo rinkinys, man patiko kvepalai, turėjau Black Opium 107 numeriuką, tai mane jie užkabliavo, kolos trunkavalį papildai man padėjo po 2 savaičių, kadangi aš buvau po gimdymo, mano mergaitai buvo tuo metu 4-5 mėnesiai, tai man labai slinko plaukai, tai aš pagerėjimą pajutau po 2 savaičių. Ir kai aš pradėjau apie tos produktus kalbėti, tai aš per 2 dienas, kaip diena ir naktis prisimenu, aš susirinkau užsakymą už 200 eurų per 2 dienas. Ir tai buvo kažkas, vau, aš 4, 7 ir taip toliau tus procentus 10 labai greitai pasiekiau, bet apie juos pakalbėsim mes vėliau. Tai šiai dienai, aišku, aš esu turėjusi ir tų pakilimų, ir kritimų, ir būtent kovo mėnesį, kai aš pradėjau darbuotis, aš intensyviai pradėjau ieškoti žmonių, kurie norėtų dirbti kartu su manim ir artėjus vasarai aš viską numečiau. Nes vasara šilta, karšta, labai malonu, gyvam ore ir panašiai. Ir aš tiesiog palikau Livioną šaly, nes man reikia ilsėtis. Ir taip pasibaigė tuo, kad mano komanda visa iširo. Klientai grįždavo, aš jiem užsakydavau prekes, viskas su tom gerai, bet tą komandą, kurią aš susistačiau, aš ją praradau per 3 mėnesius. Tai
rugsėjo vidury buvo tas mėnuo, kai aš grįžau vėl atgal dirbti, bet aš sau pasakiau, kad aš dabar tokios klaidos nebedarysiu, aš dirbsiu disciplinuotai, darysiu veiksmus ir nuo rugsėjo vidurio, kaip aš grįžau 21 metais, aš nebesustojau. Po šiai dienai turiu rezultatus. Tai mano komandoje šiuo metu yra 498 partneriai. Į šį skaičių įeina žmonės, kurie dirba drauge su manimi. Džiaugiuosi, kad juos turiu. Žmonės, kurie tiesiog perkasi pigiau produktų su 30% nuolaida. Ir žinoma, į šį skaičių įeina žmonės, kurie yra tiesiog užsiregistravę, bet taip ir nepradėję dirbti. Mano pačios aukščiausias pasiekimas yra 22%. Apie marketingo planą, kaip ir sakiau, pakalbėsim vėliau. Atsiprašau už pašalinius garsus. Iš kompanijos esu gavusi jau 3 keliones, tai 2 kartus keliavau į Lenkiją, į Gnevino ir Zakopanę, bei 24 metais keliavau į Egiptą Hurgadą, iš kurios parsivežiau neaprėpiamus įspūdžius. Tai buvo pati geriausia mano kelionė, jau visos kelionės geros, bet čia buvo mano pati geriausia kelionė. Tai buvo nauja patirtis, nauji įspūdžiai, būti žmonių, kurie yra daug pasiekę, daug patyrę, kurie dalinasi savo patirtim. Aš iš Egipto grįžau, mano galva tiesiog virė nuo idėjų, nuo išvidinė ta jėga, tokia motyvacija, tikrai įspūdžiai neaprėpiami ir kiekvienas tą patį gali turėti, ką ir aš. Ir dar daugiau, žinoma, ir be viso to, be kelionės Aš klausausi. esu gavusi ne vieną piniginę premiją ekstra prie komisinių. Tai kalbant apie pačią kompaniją, tai kompanija yra įsikūrusi Lenkijoje nuo 14 metų. Pas mus Lietuvoje yra nuo 20 metų spalio. Tai mes jau šventėm 4. gimtadienį Lietuvoje. Tai va, ko mes visi esam čia susirinkę, tai visi norim uždirbti ir būtent čia yra marketingo planas ir uždarbiai. Marketingo planą sudaro, kaip mato, 3 lentelės. Tai kaip žinia, kiekvienas norintis dirbti, jeigu norėsite pradėti darbuotis, jūs turėsite savo elektroninės parduotuvės. Savo elektroniniai parduotuviai jūs viską matysit, matysit produktus, matysit finansus, matysit produktų taškus, nes kiekvienas produktas yra įvertintas taškais. Kai jūs darysite užsakymus, tie taškai jums kaupsis visą mėnesį ir mėnesio pabaigoje anuliuosis ir sekantį mėnesį viduryje kažkur apie 10 dieną kompanija jums išmokės komisinius. Visi registruojantis su kažkuriuo tai startiniu paketu arba nemokamu visą laiką pradeda nuo 0 taškų. Jeigu startinį paketą pasirinksit, tai aišku, pradėsit su taškais, bet pagrinde pradedam nuo 0 taškų ir pirmieji komisiniai pradeda skaičiuotis, kai pasiekėm pirmuosius 200 taškų. Tai gali būti jūsų asmeninė apyvarta, gali būti ir komandinė. Nuo taškų kiekio mes kylame marketingo laipteliais. Man asmeniškai pasiekus 19%, aš jau galėjau sau leisti nebegrįžti į samdomą darbą, nes prieš vaiko priežiūros atostogas aš dirbau vienoje parduotuvių Aibėje, buvau pardavėja kasininkė ir mano atlyginimas siekia į rankas 500 eurų per mėnesį. Dabar, kai pagalvoju, tai yra nesuvokiama, bet taip, 19% aš galėjau jau sau leisti nebegrįžti į samdomą darbą, nes uždirbant 30% nuo parduotos prekės, kadangi aš mėgstu pardavinėti, mėgstu pardavimus, aš pasidarau nemažą apyvartą iš savęs, plus aš turiu komandą ir sudėjus visą
visas tas pajamas į vieną krūvą, aš uždirbdavau geriau negu samdomam darbe, gaudama 500 eurų į rankas. 22% jau leidžia tikrai laisvai pradėti darbuotis iš namų be samdomo darbo. Tai kaip matot, maždaug nuo 16 iki 22 svyruoja uždarbis nuo 250 iki 1250. Toliau sekantis uždarbiai yra tai pasiekus gold menedžerio, deimantinio menedžerio, kaip matot, kokie yra skaičiai. Ir aišku, viskas priklauso ir nuo struktūros išdėstymo. Čia matot senior president, kad galite uždirbti 125 tūkstančius, bet čia yra tiesiog uždarbis, kuris yra nurodytas, bet mūsų uždarbiai priklauso nuo mūsų įdėtų pastangų, mūsų noro, mūsų laiko galų gale ir mūsų uždarbis yra be lubų. Jis nėra fiksuotas kaip samdomam darbe. Taigi, ką dar galima gauti be marketingo plano dalių, be komisinių, tai yra motyvacinės sistemos. Tai 2 metai eina geriausio pardavėjo premija, iš kurios galite gauti nuo 300 iki 500 eurų ekstra prie komisinių. Sekantis yra kviesk ir uždirbti. Čia karts nuo karto kompanija paleidžia šią motyvacinę sistemą, jinai vadinasi kviesk ir uždirbti, tai tiems žmonėms, kurie plečia savo komandą, plečia vartotojų tinklą, tai su šia motyvacinė sistema galima uždirbti nuo 100 iki 300 ekstra prie komisinių. Toliau yra ekstra komisiniai nuo jūsų kvalifikacijos. Čia galite uždirbti bonusą iki 6950. Aš esu iš ekstra komisinių gavusi 600 eurų premiją, tai buvo praeitą vasarą. Toliau sekantis yra kelionės. Tai pasiekus tam tikrą kvalifikaciją, jūs gaunate kelionę nemokamai kompanijos sąskaitą. Ir tai yra visiškai visiems lygios sąlygos, visi gali keliauti, visi gali patirti, visi gali savo jėgas čia išbandyti. Sekantis yra automobilio lizingas. Tai čia jūs tiesiog išsirenkat savo automobilį, mylimą automobilį, kurio vertė yra mažiausiai 13 000 ir kompanija už išlaikytą kvalifikaciją automobilį, tarp kitko, galima jau imti nuo 22%. Tai pasiekus šią kvalifikaciją ir įvykdžius sąlygas, jūs gaunate ekstra 275 eurus pasidengti savo auto lizingo dengimą. Ir šis bonusas, jeigu kylate aukščiau, gali sukilti iki 1800. Būsto paskolos dengimas. Lygiai taip pat, kas turite būsto paskolas, kompanija yra visiškai nesvarbu, kokia jūsų paskola, kiek laiko jūs ją turit, jūs nepasirašinėjat jokių dokumentų, kad jūsų turtas priklausytų kompanijai. Visiškai tai yra kompanijai nesvarbu. Kompanijai yra svarbu jūsų taškai, jūsų kvalifikacija ir už tai jums gali vesti bonusus nuo 350 iki 1800, kad jūs pasidengtumėt savo paskolą. Taip pat kompanija mus mėgsta palepinti, pamylėti ir dar sukurti renginių. Tai neužilgo artėjantis renginys, į kurį gali keliauti kiekvienas. Tai yra Lady Livion and Livion Gentleman renginys, kuris vyks kovo 8 dieną, būtent per moters dieną. Įvykdžius sąlygas, kiekvienas gali keliauti ir susitikti su Livion lyderiais, su direktorium, su iš kitų šalių atvykstančiais lyderiais, praleisti gerai laiką, susipažinti, susibendrauti, išgirsti jų patirtis, jų geruosius išgyvenimus ir panašiai. Būti bendrystėje, būti visiems kartu. Ir šiek tiek turiu įkėlusi jums nuotraukų, būtent iš mūsų premijų, iš būsto paskolų, būtent būsto paskolą kompanija dengia jau 3 moterim. Auto lizingo dengimą
auto lizingo dengimą turi netgi 2 moteris pasiėmusios savo automobilius. Čia matot keletą premijų, tai yra 300 eurų mano buvo geriausia pardavėjo premija, čia 600 už kvalifikacijos išlaikymą, kviesk ir uždirb premiją 100. Ir čia matot 24 metų nuotraukas, kuomet mes vykom į Egiptą su kolegom. Tai kiekvienas tai, ką matot čia, galite turėti ir jūs. Tai kaip galite uždirbti? Tai yra keli būdai. Tai visų pirmiausia, galite būti kaip vartotojas, tai užsiregistravus pirkti produktus su 30% nuolaida ir žinoma, užsiregistravus ir perkant jūs taip pat kažkiek kapsi tų komisinių, kažkoks tai komisinis atlygis iš kompanijos. Ir juos žinoma galite išnaudoti toliau vartojant, perkant ir apsimokant už prekes. Toliau sekantis dalykas, galite rekomenduoti ir rodyti produktus kitiems žmonėms, juos parduoti ir uždirbti 30% nuo parduotos prekės ir gauti komisinį atlygį iš kompanijos už taškus. Tai būtent šiuo atveju jūs turite 2 atlyginimus, netgi 2. 30% nuo parduotos prekės ir komisinis atlygis iš kompanijos. Sekantis dalykas, galite plėsti savo vartotojų tinklą, tai yra kurti komandą ir uždirbti ne tik iš savo užsakymų ir apyvartos, bet ir iš visos komandos. Vienu metu galite dirbti keliais būdais, taip greičiau pasieksite aukštesnį norimą lygį ir uždarbį. Kalbant iš mano patirties, tai aš pradėjau kaip vartotoja, aš pasibandžiau produktus, man patiko, tuomet aš pradėjau juos reklamuoti. Ir toliau, kai aš jau apšilau kojas, aš pradėjau plėsti savo komandą. Bet žinoma, kiekvienas renkasi taip, kaip nori dirbti. Aš pradėjau taip, jūs galite pradėti viską daryti iš karto. Aišku, kai jūs pradėsite daryti iš karto, rezultatą gausite daug greičiau. Aš su laiku man reikėjo užaugti iki to, kad galėčiau tai pradėti daryti, bet jūs renkatės patys. Ir toliau, kaip galima pradėti? Tai visų pirmiausia, čia matote, yra 4 variantai registruotis, bet jie yra iš tikrųjų 5. Tai pirmiausia, mes turime nemokamą registraciją, tai galima registruoti su kodu. Ir kaip ir minėjau prieš tai, marketingo plane tada būsit 0%. Nebent jūs užsiregistravus nemokamai, iškart norėsit apsišniukštinėti, apsižiūrėti produktus, juos apskaitinėti, pasižiūrėti aprašymus, kainas ir panašiai, ir tuomet išsirinkti produktus ir užsisakyti. Taip pat iš startinių paketų pirmasis tai būtų produktinis, kuomet yra minimalus apsipirkimas registracijos metu už 55 eurus. Būtent perkantis už 55 eurus, jūs iš karto jau turit startui 170 taškų, bet esate 0%, nebent jūsų užsakymas bus didesnis negu 200 taškų, tuomet jūs pakelsite iš karto į 4%. Sekantis startinis paketas yra profesionalus, tai už 50 eurų perkate mėginėlių papkę su rinkodaros medžiaga, į kurią įeis katalogas, marketingo planas. Papkėje bus visi 20% parfumo kvepalų mėginėliai. Tai čia yra puikus įrankis tiems žmonėms, kurie iš karto nori pradėti rodyti mėginėlių papkę, nori dirbti iš karto su kvepalais. Ir žinoma, su šiuo profesionaliu paketu jūs gaunate papildomą 50% nuolaidą 3 pasirinktiems produktams. Tai jeigu mūsų kvepalai kainuoja 14 eurų, tai būtent su šiuo startiniu paketu jūs kvepalus galite įsigyti tik už 7 eurus. Ir su šiuo paketu jūs gaunate 50 taškų startui ir esate 0%. Toliau yra verslo paketai. Aš turiu verslo paketą, tai Supervisor. Tai būtent su paketu yra pliusas tas,
kad kai būna sunkesni mėnesiai, komisiniai skaičiuojasi didesni ir niekada nenukrentam žemiau 7 arba 10% priklausomai nuo verslo paketo. Tai kalbant apie supervisor paketą, tai perkat už 550 eurų. Už 50 eurų jūs gaunate mėginėlių papkę su rinkodaros medžiaga, o tie likę 500 eurų jums įsikelia į elektroninę parduotuvę. Ir juos vėliau galite išnaudoti jūsų užsakymams. Jeigu jūs, pavyzdžiui, gavot mėginėlių papkę, iš karto pradėjote ją rodyti žmonėms, gaunat užsakymus užsakyti kvepalus, jūs per žmonės susirenkat savo tiesiai į sąskaitą pinigus ir tuomet iš tų 500 eurų iš savo elektroninės parduotuvės jūs galit užsakyti tam žmogui prekes. Ir su šiuo supervisor paketu jūs gaunate 1700 taškų iš karto, komisiniais jums grįžta atgal 29 eurai ir niekada nebūnate žemiau negu 7%. Tai sugrįžtant prie marketinginės dalies, tai būtent su supervisor paketu jūs visą laiką būsit 7% ir jeigu sekantį mėnesį bus kažkoks tai sunkesnis mėnuo, jūs visą laiką išliksit 7%, kad ir turint mažiau taškų iš savo asmeninės apyvartos, jums skaičiuos kaip už 7%. Toliau kalbant apie premium paketą, tai startas prasideda nuo 1050 eurų, tai kaip ir su supervisor už 50 gaunat jūs mėginėlių papkę su rinkodaros medžiaga, o likę 1000 eurų jums įkrenta į jūsų elektroninę parduotuvę, iš kurios po to galite panaudoti tolimesniems užsakymams. Su šiuo paketu iš karto gaunat 3000 taškų startui ir komisiniais jums sugrįžta 75 eurai ir jūs niekada nekrentate žemiau 10%. Lygiai tas pats kaip ir supervisor, tik tiek, kad jūs su šiuo verslo paketu būsit 10%. Taigi, kalbant apie pačius produktus, mūsų kompanija yra produktinė ir pagrindinis akcentas yra produktai. Tai mūsų produktai iš tikrųjų yra natūralios sudėties, draugiški gamtai ir vis daugiau atsiranda ekologiškų produktų. Tai būtent aš, kai prisijungiau, man labai buvo irgi aktualu mūsų maisto papildai, nes natūralus dalykas, natūrali sudėtis tikrai žavi ir būtent aš esu iš tų, kuri dabar vargsta iš tikrųjų su veido oda. Aš turėjau nežymę tokią aknę. Tai yra paleista mūsų naujiena, tai veido kremai. Ir nebūčiau aš, jeigu nenueičiau paklausti savo kosmetologės apie juos, tai kosmetologė nėra, kaip jinai sako, nesu mėgėja girti kažkokių tai kitų produktų, bet sako, apie šios produktus labai galiu pasakyti, kad sudėtis labai yra tvarkinga, švari ir gali naudoti ir mišriaodės, ir normalios odos savininkės. Tai man, kai pasveiks mano veidas nuo aknės, šią liniją ir aš galėsiu pradėti naudoti. Bet visi produktai, kuriuos aš naudojau per šiuos nepilnai, jau pilnai galima sakyti, 4 metus, esu visus iki vieno pamilusi, neišskirčiau nei vieno, kuris man nepatiktų, nes visą laiką, kai kažkas ir atvažiuoja pas mane į namus, ypatingai dabar yra su dėmių išėmėjų, kad kažkas atvažiuoja ir tų dėmių prisidaro, apsitaško su padažais ar kažkuo, tai prašo, kad išvalyčiau, tai labai greitai ir labai efektyviai. Tai aš šios produktus nuo pirmųjų dienų esu pamilusi ir su jais negaliu skirtis, ypatingai su savo peliukais nuo pačių pradžių, kuriuos išbandžiau. Ir man labai patinka tas dalykas, kad pati kompanija, jinai orientuojasi ne į kiekybę, kad išleisti kuo daugiau produktų per trumpą laiką, bet į kokybę, į aukštą kokybę. Ir būtent produktai turi puikų kainos ir kokybės santykį. Ir aišku, be viso to mūsų produktai iš tikrųjų yra patrauklus dizaino ir labai tinka ir dovanoms, ir prie progos. Tai
Tai tikrai verta ir naudoti, ir išbandyti, ir pasibandyti sau ir su jais dirbti. Be viso to, aišku, visi mūsų maisto papildai yra notifikuoti ir patvirtinti valstybinės maisto ir veterinarinės tarnybos Lietuvoje. Tai, kaip žinia, dauguma kitų kompanijų neturi šios dokumentacijos, bet būtent kompanija mūsų pasirūpino visuo tuo dalyku, kad mes galėtume legaliai, tvarkingai ir dokumentaliai dirbti su šiais maisto papildais. Taigi, apibendrinant apie visą tai, ką jūs gausite prisijungę, tai visuomet prisijungę jūs turėsite paruoštą sistemą tiek online, tiek offline, turėsit visus prieinamus mokymus visais klausimais. Aišku, visą laiką yra ir lyderės, kurios jūs atveda į kompaniją, jums padėti, patarti, parodyti. Taip pat visuomet turėsi 30% nuolaidą visam laikui ir ši nuolaida yra nekintanti. Ignukai, palauk. Toliau visiems yra prieinamos nuolaidos ir akcijos. Internetinė parduotuvė veikia 24 valandas per 7 dienas. Nėra jokių priverstinių užsipirkimų, nėra kažkokių tai, kad kiekvieną mėnesį turėtumėt pasidaryti tam tikrą taškų kiekį, kad gauti kažkokią tai nuolaidą. Tokių dalykų nėra. Taip pat niekas negali jūsų priversti užsisakinėti, pirkti ir sandėliuoti namuose. Ir žinoma, lojalumo programos lygiai taip pat yra visiems prieinamos. Taip pat vienas labai svarbus ir tikriausiai svarbiausias dalykas mūsų versle yra motyvacija. Be motyvacijos būtų labai sunku dirbti, nes iš tikrųjų, jeigu mes visą laiką savo kartuosime, kad mums nepavyks kažkas, mums nesiseks, mes nepasieksim ir neįgyvendinsim savo tikslų, taip ir bus. Ir patikėkit, aš ne vieną kartą esu tai pajautusi, tai patyrusi, kad dažniausiai, jeigu tu mintyse nusistatai, kad tau kažkas nepavyks ir tau nepasiseks, taip ir būna. Jeigu galvosim priešingai, tai patikėkit, taip ir bus. Jeigu sakysim savo, kad mums pavyks, aš išmoksiu, aš padarysiu, taip ir bus. Ir ypatingai lygiai tas pats yra ir su tikslais. Jeigu aš savo tikslų neužsirašyčiau ant balto popieriaus lapo, o turėčiau tik tais galvoje, tai aš nebūčiau ant tiek užsidegusi juos įgyvendinti, negu aš perskaityčiau juos ant balto lapo ir juos vykdyčiau. Nes būtent aš, kai užsirašau, aš matau, aš savo kartuoju tą irgi mintyse, skaitau kelis kartus ir tuomet aš užsibrėžiu, kad aš padarysiu. Nes viskas yra tai, kad mes pasėjam sėklą savo galvoje. Ir man patinka šita frazė, kad viskas, ką turim savo galvoje, mes galim turėti ir savo rankose. O visą motyvaciją įkvėpti, žinoma, galima ir susibūrimais, kaip matot nuotraukose, čia mūsų seminarai, mūsų online zoomai, kuomet mes leidžiam laiką kartu, aptariam visus planus, reikalus ir darbus ir žinoma knygos. Be knygų tai nebūtų ir asmenybės tobulėjimo. Ir junkis į Livion šeimą ir siekime tikslų kartu. Taigi, ačiū, kas žiūrėjote, ačiū, kas prisijungėte. Jeigu turit kažkokių tai klausimų, galite palikti čate arba galite susisiekti su žmogumi, kuris pakvietė šiandien jūs į šią prezentaciją.